Esam šiandieną Tauragėje ir patikrinom 2018 metų Nissan Qashqai automobilį 1.5 dizelinio 85 kW varikliu. Automobilis parvežtas iš Prancūzijos. Rida automobilio 171 tūkstantis kilometrų. Taip, tai kągi, pradėkim nuo kėbulo. Kėbulas praktiškai visas idealus, labai tvarkingas, be žymesnių įbrėžimų, įlenkimų, tikrai nebūdingas netgi prancūziškiems automobiliams. Nedažytas nei vienas kėbulo elementas, visi kėbulo elementai, tiek bamperiai, tiek metalinės kėbulo dalys originalaus dažymo. Salonas paprastas medžiaginis, yra 360 kameros, didžioji navigacija, 4 elektriniai langai, beraktis, trakinimas, užrakinimas, toliau linijų asistentas, kelio ženklų atpažinimas, pakomplektuotas automobilis tikrai neblogai. Iš defektų tai reikia keisti galinės stabdžių kaladėlės, taip pat priekiniai stabdžių diskai turi kantelį bei priekiniai stabdžių kaladėlės į pabaigą. Taip pat iš kitų defektų galėčiau paminėti, kad reikia pakeisti pirmo cilindro pakaitinimo žvakę ir automobiliui taip pat dar nedega vienas dešinės pusės dienos šviesos žibintas ledinis. Gabaritas veikia, trumpos ilgos šviesos dega, bet būtent dienos šviesos led žibintas dešinės pusės nedega. Tai čia remontas nusimato truputėlį kiek rimtesnis, kadangi teks išmontuoti žibintą, nukelt priekinį stiklą ir tvarkyti ledinę juostą, nes dažniausiai lediniai pačioj juostoje būna bėda. Bet šiaip automobilis labai gyvas, tikrai buvo vertas pirkimo, neskaitant, kad turi tokių ir smulkių techninių defektų, kuriuos klientas tikrai pašalins be didesnių problemų už suteiktą nuolaidą, būtent perkant šį automobilį. Tai kągi, Nissan Qashqai 2018 metų 1.5 dizelinas. Tai sveikinam mūsų klientę įsigijus šį pirkinį.